Paskutiniaisiais metais labai intensyviai dirbau, paskutiniaisiais metais intensyviai rašiau, truputėlį rizikuodamas, nes jau žinau, kad knyga turi išeiti, o dar nemažai trūksta. Ir tada išvažiavau, mėnesį pabėgau į salą, į Saremo salą Baltijos jūroje, Estijos salą. Gyvenau tokiom truputį laukiniam sąlygom, bet galėjau visiškai atsijungti. Ir pavyko per tą laiką toje saloje susikaupti taip, kad atsirado man pačiam visai netikėtų tekstų ir supratau, kad kartais, žinoma, tie pabėgimai yra be galo reikalingi. Galbūt ir taip, kai dabar pasakote, aš irgi galvoju, kad reikia distancijos, reikia įgyti distanciją nuo tos savo tiesioginės įprastinės aplinkos, kur visko tikrai labai prisikaupia, ir tada susikoncentruoti į savo vidų, susikoncentruoti į savo sąmonę, į savo vaizduotę, tiesiog persikelti į tą vidinę kalbą ir tada grįžta tai, ką tu esi įsiminęs, kas tavie yra sugulęs skirtingais klodais, tiesiog pradeda grįžti kaip vidinė kalba. Tai va tas būdas pereiti kartais yra iš tikrųjų pabėgimas, atsitraukimas ir labai dažnai vis tiek poetams yra svarbi atmintis. Svarbi atmintis, kuri suteikia distanciją, matymą iš kitos perspektyvos. Taip, man tai veikia, nors aš labai stipriai susijęs su urbanistinė erdve, bet reikia ir atsitraukimo, kad pereitum iš fizinės erdvės į savo vidinę erdvę. Jaunystėje taip, esu bandęs su jaunų poetų grupe Įžanga, kurią sukūrėme 94-95 metais, mes darėm poetinės akcijas, mes darėm performansus, tuose pačiuose Druskininkuose, kuriuose esam darę tiesiog viešų tokių akcijų ir jie buvo tikrai skirti tam tokiam netikėtam performanso poveikiui žmonėms atkreipti dėmesį gatvėje. Tai tas poetinis aktyvizmas man taip pat yra pažįstamas. Kodėl dabar to nedarau? Turbūt todėl, kad veikiu kitais būdais. Jau nebe tiesiogiai poetinė kalba, bet įvairiais kitais būdais. Per žiniasklaidą, per publicistinius tekstus, per patį tokį veikimą viešoje erdvėje, man teko politikoje būti, tai tas veikimo spektras pasidarė skirtingas ir tada poezija gali labiau veikti savo estetiką, nuo pačių kalbos grožių. Aš vis tiek manau, kad tas kalbos grožis yra esmė, nors jis gali peraugti ir kai ką kitą. Netiesioginiais ryšiais veikia poetai, kurie įvairias formas buvo įvaldę, kuriems pasiduodavo skirtingos formos, taip pat ir labai tradicinės, labai sudėtingi metrai. Aš negaliu su jais lygintis, bet mane jie veikia. Pasakysiu tik du vardus, tai Milošas ir Venclova. Jie abu yra klasikinių formų meistrai, nors gali rašyti ir įvairiais kitais modusais. Bet kas yra? Esu įsitikinęs, kad klasikinis eilėraštis, rimuotas, tikslia eilėdara, labai gerai įsimena. Jį lengva išmokti, nes jisai turi ritmą, turi tą kalbos ritmo ir sąskambių lygį. Jisai gerai išlieka atmintyje. Ir va čia yra klausimas, kad atmintis pagauna tokius dalykus, kuriuos mums perduoda klasika, nes poezijos ištakos tai yra žinoma žodinė poezija iš atminties. Todėl nenoriu to atsisakyti. Nuskaidrėja vanduo,
po pajuodusiais miesto klodais. Laiko rūdis išvalo, dugno žolės, žalia ugnis. Tu paklok ant gynybinio pylimo baltą paklodę, kad išliaužęs iš požemio odą pakeistų žaltys. Prasiskverbęs lėtai pro baroko dievnamių griaučius, pro senamiesčio kaukolės išrautais dantimis, jis ant drobės kuria, tavo kūnas su siela suaustas, tarsi juodas likimo vainikas susirangys. Išsigandus suriksi, nors mitas įspėjo ko laukti, kai nepratusiu keistis kūnų eini prie ribos. Dugno žolės pirštais plonais šukuos tavo plaukus, kad nuaustų iš jų žalią šilką aprišti žaizdoms. Tau nemoku paaiškint, man tokių savo būsenų gėda, ne kabalos mokintinis, nenužeminta žemės karta, tik jaučiu, kaip šio miesto latakais ašaros rieda ir prabyla užkimusi mitinio roplio burna. Tai nesmerk, nevaryk, jeigu oda gliti atrodys, jeigu veidas bus apsinešęs laiko šlynų tamsiu. Ir tik tai neišduok, ką ant skaisčiai išbalintos drobės, tau žvinus nusimetę sakiau dvišakiu liežuviu.